Labą, čia Gytas iš Fasės Korė. Tai šiame video noriu pasidalinti tokią labai dažnai pasitaiko tokią situaciją, kada žmogus mokinasi anglų kalbą, jo kažkas paklausia, ar tu moki angliškai, sako, ne, nemoku, aš mokinuosi. Ir taip visą laiką, kiek jis besimokintų, visą laiką jis nemoko ir jo klausia vis, tu moki, ne, nemoku, moki, ne, nemoku. Tai čia yra esmė ta, kad jūs turite atskirti du dalykus. Tai yra mokėjimas anglų kalbos ir tobulėjimas, toliau tobulėjimas link kažko tai, kiek jūs norit pasiekti anglų kalboj. Tai žmogus jūs jau mokat anglų kalbą, kai sugebat pasisveikinti, atsisveikinti, būtiniausius dalykus pasakyti. Paklausti, kiek tau metų, koks tavo vardas, iš kur esi, viskas jūs jau mokat anglų kalbą, jeigu tiek sugebat. Visa kita yra tobulėjimas tik tai. Suprantat? Ir jūs turit labai aiškiai suprasti šitą dalyką. Nes jeigu jūs nuolat mėnesį pasimokinau, moki anglų kalbą, ne, nemoku. Tai kaip smegenys galvoja, aš mėnesį čia dirbau, be reikalo, nieko nemoku. Tai ar jums bus daugiau noro mokytis, jeigu jūs nuolat savo kartosit, kad nemokat anglų kalbos? Mėnesį laiko mokinaus, nieko nemoku. Tai ką veikiai visą mėnesį tada? Tai geriau ką nors kitą nuveikti, iš ko tikrai būtų nauda. Suprantat? Čia lygiai tas pats, kas mažas vaikas, ane, pirmą žodį ištarė, ane, pirmą, antrą žodį ištarė, trečią, ir tie, kas vaikų turi, tikrai suprasit ir klausė jūsų, ar jūsų vaikas šneka, kai jau pasakė 2-3 žodžius. Tai jūs sakot, kad jisai nekalba, ar sakot, jo, jisai kalba jau pasakė pirmus žodžius, jisai jau kalba. Suprantat? Tai čia lygiai, jūs dar net su malonumu iš tikrųjų pasigirsit, kad jisai jau pirmus žodžius, labai džiugu, kad pirmus žodžius ištarė, pasakė mama, tėtė, mažas būdamas, suprantat? Tai suaugę būdami mes lygiai taip pat turime elgtis. Pasakėm pirmus žodžius angliškai, pirmus sakinius, viskas mes jau kalbam, turim džiaugtis tuo, kad jau kalbam. O visa kita yra tobulėjimas. Maži vaikai pasakė pirmus žodžius, jie kalba, bet paskui nuolat tobulėja tada, iki kol išvysto jau aiškiai kalba viską, kur jau daug pradeda suprasti ir daug metų dirba su savim. Kiek žodynas būna mažo vaiko? 10 metų vaikui, tai jisai supranta kažkokius terminus, sudėtingesnius žodžius. Niekas nesupranta, jisai žaidžia, bendrauja, paprastai viskas labai. O jūs norit iškart, tik pradėjau mokytis ir iškart kalbėti puikiai, idealiai. Tai tokių dalykų nebūna. Tai nuolat vietoj to, kad dabar sakytumėt, kad jūs nemokat anglų kalbos, sau kartokit pastoviai, kad jūs mokat, bet jums dar reikia tobulėti. Norit knygas pradėti skaityti, tik 7000 žodžių žodyną padaryti. Tai tam reikės net ir pusę metų sistemingo darbo tam, kad tokį rezultatą gauti. Tai va.